Senųjų knygų pasaulis yra labai paslaptingas ir dažniausiai gerokai nutolęs nuo eilinio skaitytojo. Norint atverti senųjų knygų paslaptis ir jas prakalbinti, reiktų mokėti nebevartojamas kalbas, gebėti atpažinti specifinius knygų ženklus. Norint įvertinti senąją knygą, reiktų skaityti ne tik jos turinį, bet ir išorinius knygos požymius. Daug specifinių įgūdžių ir tik per tam tikrą laiką gali sukaupti nuolat toje srityje besigilinantis knygos tyrėjai, bibliotekininkai ar bibliofilai. Jų bendromis pastangomis 2023 metais Vilniuje Paveikslų galerijoje įvyko paroda Nepažintas senųjų knygų pasaulis, kurioje vienu metu visuomeniai pirmą kartą buvo pristatytas išblaškytas Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės didikų bibliotekų paveldas. Tai ryškus kultūrinis įvykis. Žvilgtelėkime, ką lankytojas čia pamatė visiškai naujai. Pirmiausia, tai jinai išsiskyrė savo apimtimi. Parodas skirtas atskiroms asmeninėms kolekcijoms ar institucijų kolekcijoms jau yra surengusi ne viena institucija. Visas šitas judėjimas prasidėjo, kai atminties institucijos pradėjo domėtis savo rinkinių istoriją, iš kogi jie sudaryti, iš kur tam tikri egzemplioriai. Dar paskatino labai domėtis mokslininkai. Mokslas stumėsi į priekį, atsiranda nauji požiūriai, naujos aktualios temos ir staiga kolegos paklausia, tai o iš kur šita knyga jūsų bibliotekoje? Ir tokiu būdu tu pradedi gilintis. Tada pradėjus gilintis, pradėjus fiksuoti tam tikrus ženklus, atsiranda suvokimas apie įdomius reiškinius, kuriuos norėtum parodyti. Na ir tiesiog lauki tam tinkamos progos. O ta tinkama proga, staiga 1-2, atradimas, paskatinimas, žodžiu, kažkas paskatina dar ir tu supranti, kad reikia parodyti tai visuomeniai, pristatyti. Ir galbūt tuo pačiu to pristatymu ne tik pademonstruoti, bet ir kelti tam tikrus klausimus. Iššūkis parodos rengėjams buvo tai, kad tik dalis didikų knygų buvo žinomos. Teko dar nemažai padirbėti, identifikuojant mažiau pažintas knygas. Šioje parodoje buvo surinktos senosios knygos net iš 9 Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės giminių bibliotekų – Radvilų, Sapiegų, Chodkevičių, Tiškevičių, Lopacinskių, Kosakovskių, Pleterių, Čepskių, Oginskių. Parodos rengėjai siekia rekonstruoti bendrą 16–18 amžiaus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės bibliofilijos paveikslą, kaip iki šiol nepakankamai įvertinta Lietuvos kultūros fenomeną, pateikiant platesnį istorinį kontekstą. Ir kai tu vienoje vietoje sukaupi didelį masyvą knygų, bibliotekų, kurios yra susistemintos, atsiranda tam tikra struktūra ir platesnis to kultūrinio horizonto matymas. Nes jeigu demonstruoji vieną biblioteką, irgi būna labai įdomu, tu gali skirti didesnį dėmesį atskiram kažkokiam išskirtiniam egzemplioriui, labiau apipasakoti jį. Bet kai sukaupi didesnį duomenų masyvą, čia vėlgi mūsų laikmečio metas, kad didelis duomenų kiekis leidžia kalbėti apie visiškai naujus reiškinius, tai lygiai taip pat. Ir šita paroda mums tiesiog ir rengiant, ir manau, kad parodos lankytojai atskleidė visai kitus reiškinius, apie kuriuos mes galbūt anksčiau negalėjome tiek pagalvoti arba tiesiog trūko informacijos šaltinių. Tai labai tikimės, kad šita paroda, kurioje buvo virš 100 vien knyginių eksponatų, o kur dar visi ekslibrisai, bibliotekų savininkų vaizdai, dvarų vaizdai vienoje vietoje, manau, kad atskleidė tokį labai turtingą 16–19 amžiaus Lietuvos kultūrinį gyvenimą. Įtakingi Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės didikai ne tik valstybę valdė, bet ir daug dėmesio bei laiko skirdavo kultūriniams poreikiams. Pavyzdžiui, nekarūnuotais karaliais vadinta įtakingiausia ir turtingiausia didikų giminė Radvilos garsėjo mecenatystę, savo dvaruose buvo sukaupę įvairiausių meno kūrinių, įkūrę bibliotekas, skatino ir rėmė knygų leidybą. Knygų ir meno kūrinių kolekcionavimas buvo kiekvieno Radvilų giminės atstovo priedermė. Manoma, kad Nesvyžyje didelės bibliotekos būta jau reformacijos veikėjo Mikalojaus Radvilos Juodojo laikais, o katalikiškosios kultūros centru su biblioteka
įsitvirtino ordinacijos valdytojų tapęs sūnus Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis. Apskritai jis yra toks, kaip Nesvyžiaus, kaip kultūros centro kūrėjas. Jis suteikia, išrūpina miestui Magdeburgo teisės, pasikviečia jėzuitus, po to bernardinus, pastatydina didžiulę pilį, o joje specialias patalpas bibliotekai. Žodžiu, daugybė nuopelnų Radvilai Našlaitėliui. Ir štai nuo jo laikų apskritai Nesvyžius tampa ordinacinė valda, tai reiškia neskaidoma. Ta pačią nuostatą jis taikė ir bibliotekai. Griežtai prisakė savo sūnums, kad biblioteka jokių būdų nebūtų išskaidyta. Ir čia iš karto prisimenu Leoną Sapiegą, kuris savo testamente parašo, o mano biblioteką prašau padalinti lygiai visiems 3 mano sūnums. Tai Radvilos atvirkščiai viską, kas geriausia, gražiausia, tai yra meno kolekcijos, kunstkamera ir biblioteka turi likti niekur kitur, o Nesvyžiuje. Radvila Našlaitėlis ir savo asmeninę biblioteką iš Vilniaus pargabena į Nesvyžių. Ir jo brolio kardinolo Jurgio Radvilos biblioteka irgi manytina, kad Vilniuje buvusi, ar gal ir Romoje, jos likimas iki galo knygotyrininkų, knygos istorikų nėra kruopščiai ištirtas, ten dar daug yra klaustukų. Bet įdomu tai, kad brolis Radvila Našlaitėlis savo testamente pabrėžia, o brolio Jurgio biblioteka mūsų išpirkta ypatingai tausokite, maždaug tokią mintį. Tas ką reiškia išpirkta, nes šiaip jau istoriografijoje yra teigiama, kad Jurgio Radvilos biblioteka buvo užrašyta Vilniaus jėzuitų akademijai. Bet dabar Vilniaus universiteto bibliotekoje yra tik tai kelios paskiros knygos ten likusios. Žodžiu, tų knygų likimas irgi toks labai neaiškus. Deja, bet Radvilos Našlaitėlio testamente išsakytam priesakui Nesvyžiaus bibliotekos jokių būdų neišsklaidyti, jo giminės atstovams nepavyko įgyvendinti. Prasidėjus pirmajam abiejų tautų respublikos padalijimui ir Nesvyžių užėmus Rusijos kariuomeniai, Nesvyžiaus ordinacijos biblioteka kaip karo trofėjus buvo išvežta į Sankt Peterburgą. 1772 metais biblioteka išvežama į Peterburgą. Bet dar ilgai, kokie 30-40 metų, tos knygos dėžėse ten ir buvo saugomos. Tik tai maždaug apie kokius 814 mėginama jas pradėti kataloguoti ir paskui dar po kelių dešimtmečių, apie 840-uosius, kažkoks katalogėlis jau sudaromas. Bet tai reiškia, kad parsigabeno tuos didžiulius turtus. Ir juos nekreipė dėmesio, jos gulėjo tose spintose ir labai, aišku, jom ten sąlygos nebuvo tinkamos, o tada jas pradėjo parceliuoti tiesioginė prasme. 829 gaisras Helsinkyje, tai tada 1000 ar ten virš 1000 knygų atiduoda Helsinkio bibliotekai, neaišku, kokiais principais jos buvo atrinktos, ar mėgino kažką žiūrėti, ar tiesiog kas papuolė. Paskui maždaug tiek atiduoda Maskvos universiteto bibliotekoje gaisras atiduoda Maskvai, o kita dalis iki šiol, tikiuosi, kad jos jau ten prižiūrimos, bent jau šiuo metu, tikrai jau ne dėžėse, bet jos ten ir tebeguli Rusijoje, kaip karo grobis. Iki išskaidimo savo apimtimi Nesvyžiaus biblioteka 18 amžiuje siekė apie 20 000 knygų. Tai buvo viena didžiausių bibliotekų ne tik Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijoje, bet ir Europoje. Ji tokia tapo, nes kiekviena Radvilų karta svariai ir išmaniai prisidėdavo prie kolekcijos gausinimo. Tai ir Nesvyžių valdės Mykolas Kazimieras Radvila, o po to jo sūnus Jurgis Juozapas ir Karolis Stanislovas, kurie taip pat plėtė jau sukauptą didelę biblioteką bei steigė naujas bibliotekas kituose savo dvaruose.
Karolis Stanislovas, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didysis kancleris, knygoms įsigyti skirdavo didžiulės pinigų sumas. Žvilgtelėkime į kelias Radvilų giminės knygas saugomas Vrublevskių bibliotekoje. Šios 3 knygos, jų leidimo datos skirtingos. Tarkim, šita knyga yra Paliotipas, tai yra 16 amžiaus pradžios knyga, ji išleista Maince 1546 metais ir ji tikriausiai buvo įsigyta jau grinai kaip bibliofilijos objektas, kai Nesvyžių valdė Karolis Stanislovas Radvila, ypatingos tokios erudicijos žmogus, menų globėjas. Jam buvo prilipęs netgi toks priežodis, kad jis pats buvo viva biblioteka erudicionis, reiškia pats kaip gyva vaikščiojanti biblioteka. Vadinasi, knygos jau buvo supirkinėjamos ir vat kaip tik jo pirmtako Aleksandro Liudviko Radvilos laikais, tai yra pats vidurys 17 amžiaus, 1651 metais Radvilos imasi kataloguoti savo biblioteką. Kokie turtai buvo sukaupti Nesvyžiaus ordinacijos Radvilų bibliotekoje, matosi 1651 metų Jano Chanovičiaus sudarytame kataloge. 749 įrašai byloja apie bibliotekoje turėtas knygas, rankraščius, žemėlapius, grafikos darbus. Šiuos prarastus turtus XIX amžiuje Nesvyžiaus Radvilos ėmėsi iniciatyvos bent iš dalies susigrąžinti, tai yra atkurti kadaise čia buvusią ir Rusijos konfiskuotą Nesvyžiaus ordinacijos biblioteką. XIX amžiaus Radvilos imasi Nesvyžių atkurti ir deda labai daug pastangų, kad kažkokiu būdu kompensuoti tą išvežtą į Rusiją biblioteką. Ir čia XIX amžiaus antroji pusė ypatingai daug dedama pastangų iš Berlyno parvežama kompozitoriaus Antano Radvilos biblioteka. Tada imama supirkinėti masiškai, inkorpore, tai, kas parduodama vakarų Europoje, iš Italijos, Prancūzijos, aukcionų, uždaromų vienuolynų arba tai, kas yra siūloma pirkėjams, tos knygos gabenamos į Nesvyžių ir iki 1939 metų, kol vėl sovietai neužima Nesvyžiaus, Nesvyžiuje sukomplektuojama nauja biblioteka. Ji nėra istorinė. Tai ne tos knygos, kuriomis naudojosi Radvilos, jos pargabentos iš vakarų Europos. Šiuo metu daugiausia Nesvyžiaus Radvilų knygų tebėra Sankt Peterburge. Keli tūkstančiai naujosios Nesvyžiaus bibliotekos knygų saugoma Minske. Lietuvos atminties institucijose ir privačiuose rinkiniuose autentiško Nesvyžiaus ordinacijos knygų paveldo tėra tik pavieniai egzemplioriai. Įdomu tai, kad rengiant parodą pavyko naujai identifikuoti net 2 Radvilų giminės knygas. Lietuvos kultūrinėje aplinkoje atsirado 2 nauji Radvilų Nesvyžiaus ordinacijos bibliotekos egzemplioriai. Vienas tai įsigytas jo ekscelencijos daktaro Gitano Nausėdos Radvilų bibliotekos egzempliorius, o antrasis atradimas tai Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje ilgus metus saugotos Jeronimo Biblijos įvertinimas kitas. Tiesiog restauravimo metu atskleidus priešlapius buvo taip pat rasta, kad jinai priklausė Radvilų Nesvyžiaus ordinacijos bibliotekoje. Nors ilgą laiką visi manėme, kad jinai yra priklausiusi Gardino dominikonų vienuolyno bibliotekai. Kaip į ten papuolė, vėlgi yra įvairių versijų, tačiau jau aišku, kad iki tol jinai tikrai buvo Radvilų Nesvyžiaus ordinacijos bibliotekoje. Parodoje Nepažintas senųjų knygų paveldas buvo eksponuotos 3 Radvilų giminės knygos iš privačių kolekcijų. Jo ekscelencijos prezidento Gitano Nausėdos, advokato Jauniaus Gumbio ir iš Lietuvos meno pažinimo centro Tartu. Labai džiaugiamės kolekcininkų dalyvavimu
jų norų dalyvauti parodoje ir reikia pasakyti, kad tą kartą priėmėme tik 3, jeigu būtume labai plačiai kvietę, galbūt jų būtų atsiliepę ir daugiau, bet ir tą kartą, kai rengi parodą ir galvoji apie erdves, kuriuose gali visą tai eksponuoti, nes jau dabar mes buvome užėmę 5 Chodkevičių rūmų sales savo parodai, tai vis tiek skaičiuoji eksponatų skaičių ir apie kiekvieną eksponatą galvoji, o kągi jis galėtų paliudyti. Ar ne? Tai ir tą kartą paskolintos knygos, pavyzdžiui, jau minėta jo ekscelencijos paskolinta Radvilų Nesvyžiaus knyga, jinai pademonstravo tas gretutinės temas, tiesiog liudijo parodoje. Tai pademonstravo apie Lietuvos kultūrinius ryšius, kaip informacija apie Lietuvos įvykius, Lietuvos žmonės sklinda užsienyje, nes objektas perrašytas Prūsijoje, ar ne, ir ten daug lituanistinių įžvalgų. Tai reikia pasakyti, kad šita knyga, jinai dar laukia tyrėjų, ten irgi gali būti įvairių atradimų. Na štai pavyzdžiui, iš Lietuvos meno pažinimo centro Tartil gautas leidinys, ar ne, paliudijo, kaip Radvilos bandė jau tada, 19 amžiuje, rekonstruoti 18 amžiaus pabaigoje Rusijos išvežtą Nesvyžiaus ordinacijos biblioteką. Pagrobtos knygos buvo išvežtos, kaip jie pirko ir bandė, žodžiu, iš naujo rekonstruoti, turėti tai, ko neteko. Lietuvos kolekcininkų iniciatyvos daug prisideda prie prarastų vertybių sugrąžinimo. Vilniuje Lietuvos meno pažinimo centre per 20 metų sukaupta įspūdinga net 2000 vienetų biblioteka, kurioje saugomi rečiausi lituanistiniai egzemplioriai. Šio centro įkūrėjo advokato Rolando Valiūno knygų kolekcionavimo pradžia susijusi su meno kūrinių įsigijimu. Pati Tartil kolekcija formavosi beveik 20 metų, tačiau knyga į šią kolekciją atkeliavo labai palaipsniui. Iš pradžių buvo tapybos darbai, vėliau atsirado žemėlapiai, tada atsirado atskiri grafikos darbai ir bekaupiant tą kolekciją paaiškėjo, kad labai daug grafikos kūrinių, žemėlapių dėja, bet yra išplėšomi iš knygų ir parduodami atskirai, nes turi didesnę vertę. Ir tada, kai supranti, kad gali įsigyti visą leidinį, visą pilną knygą ir joje rasti, tarkim, 3 ar 4 lituanistinius žemėlapius, tai taip ir gimsta turbūt tas noras įsigyti knygą, visą leidinį ir turėti pilną rinkinį. Tada vėlgi, matyčiau, kolekcininko etikos klausimas atsiranda, ar aš noriu turėti išplėšytą, išdraskytą knygą, ar aš noriu turėti visą leidinį. Ir taip po truputį viena kita knyga lietuvių kalba, toliau knyga apie Lietuvą, toliau lietuvių autorių knygos. Taip šita kolekcija pradėjo formuotis ir jinai buvo kaupta beveik 15 metų ir šiai dienai, kai mes sakom, kad turim beveik 2000 lituanistinių leidinių, tai turim labai aišku kolekcijos formavimo principą. Tai visų pirma yra knygos nuo 15 amžiaus, ką mes galime įsigyti iki 20 amžiaus pradžios ir tą ribą mes turim labai aiškiai. Tai yra spaudos draudimo laikotarpio pabaiga 1904 metai, ir dar vienus metus imame viršaus. Tai tokios yra chronologinės kolekcijos ribos, o pagrindiniai 4 principai, kaip mes atsirenkam knygas, tai arba ta knyga turi būti lietuvių kalba, arba tai turi būti Lietuvos autorius, arba ji turi būti išleista Vilniuje ar kitose LDK miestuose, arba leidinėje turi būti paminėta Lietuva. Tai yra tokie pagrindiniai bibliotekos formavimo principai. Lietuvos meno pažinimo centro bibliotekoje saugomas ir Radvilų giminiai priklausęs egzempliorius, su kuriuo plačioji ir akademinė visuomenė susipažino 2023 metais Vrublevskių bibliotekos inicijuotoje parodoje. Tai galiu praverti mūsų bibliotekos duris ir parodyti tą iš pažiūros nedidukę knygelę, kurį mes įsigijome būtent Vilniuje prieš keletą metų Arsvyje aukcione. Ir įsigijome iš tikrųjų dėl to, kad ji turėjo savo antraštinėme lape Sapiegų ir Radvilų bendrą herbą. Antraštinio lapo reverse mes matome medžio raižinį su Sapiegų ir Radvilų giminės bendru herbu. Šita knygelė išleista Vilniuje 1760 metais, tai yra Roberto Belermino katekizmas Schodai do nieba. Ir
vienas iš įrašų ranka šioje knygoje, jisai nurodo, kad šita knyga priklausė Drohycino pranciškonų vienuolyno bibliotekoje. Labai tikėtina, kad iš šitos bibliotekos ją nusipirko Sapiega Radvilas XIX amžiuje, kai Sapiegos nusprendė, kad jie norėtų atkurti 1722 metais Rusijos valdžios uždarytą Nesvyžiaus biblioteką, jie pradeda rinkti knygas Europoje, pirkti šias knygas ir labai tikėtina, kad tokiu būdu į Sapiegos Radvilo biblioteką šita knyga ir atkeliauja. Ir turime dar vieną įdomybę šioje knygelėje, tai priešlapyje įklijuotas yra Sapiegos Radvilos ekslibrisas. Pats ekslibrisas labai tikėtina, kad buvo nupieštas panaudojant Nesvyžiaus Radvilų bibliotekos herbą ir pridėjus kaspiną jau su autoriaus pavarde. Kiekviena tokia senųjų knygų paroda yra įvykis ir sujudimas pačių tyrėjų ir kolekcininkų rate. Pamatome, koks įdirbis, kokie atlikti tyrimai, surinkta jau publikuota medžiaga ir kiekvieną kartą yra atradimų, apie kuriuos nesužinotume be viešinimo. Kolekcininkai iš tikrųjų labai daug bendrauja tarpusavį ir kadangi jų nėra daug, kaip minėjau, tai mums dažnai užduoda tokį klausimą, ar kolekcininkai konkuruoja. Paprastai ne. Paprastai jie dalinasi tą informaciją, jie pasidžiaugia, jeigu įsigyja vieną ar kitą leidinį ir neabejotinai negali išmanyti visko pats. Tai visada įsigyjant leidinius, ypač tokius retus leidinius su provenencijom, mes labai dažnai pasitelkiam į pagalbą knygos istorikus, menotyrininkus, visada atsižvelgiam jų nuomonę, visada tikrinamės, kągi turi mūsų valstybinės bibliotekos savo fonduose, kokius leidinius turi ir labai didelis privalumas yra tai, kad dauguma tų leidinių yra suskaitmeninta, galima pasiekti ir užsienio bibliotekose suskaitmenintus leidinius. Tai labai praverčia įsigyjant leidinį, ypač kai nežinai, kokios graviūros, kokie žemėlapiai turėtų būti leidinyje. Gaila, bet taip labai dažnai nutinka, kad yra parduodamas leidinys, o viduje tie patys svarbiausi mums, tarkim, žemėlapiai ar kažkokie įrašai yra išplėšti ir jau iškeliavę į kitus aukcionus. Tai visą tai išmoksti. Reikia laiko išmokti ir žinoti, ir kur pažiūrėti, ir kieno pasiklausti, nes jeigu pristatoma knyga iš Radvilų bibliotekos, tai nebūtinai reiškia, kad jinai bus kompleksiška. Ir aišku, bibliofilinių požiūrių idealu būtų turėti sveiką, gražų variantą, bet jeigu kalbame apie knygą, kuriai 300–400 metų, tai labai dažnai būna, kad jinai būna nukentėjusi, kad būna praradusi antraštinį puslapį, kad būna praradusi būtent kažkokias gražias istorinės graviūras. Na, bet visada čia jau yra kolekcininko pasirinkimas, ar įsigyti tą leidinį ir turėti tokį, nes galbūt per artimiausius 20 metų nebus tos knygos rinkoje ir turėti, tarkim, Jono Bretkūno postilę, tai net jeigu ją ir trūktų keletos lapų, vis tiek tai yra begalinė bibliofilinė vertybė. Tai dažnai tas sprendimas taip ir yra padaromas, kad jeigu tai yra be galo retas leidinys, kurį aš norėčiau turėti, dažniausiai įsigyjama, kad ir su defektais. Sėkmingas bendradarbiavimas su privačiais kolekcininkais dar kartą pademonstravo bendrus poreikius siekiant pažinti senąsias knygas. Tiek atminties institucijose, tiek privačiose kolekcijose įmanomi atradimai. Tuos netikėtumus žada nuodugniai neištirti valstybinių bibliotekų fondų masyvai ir aukcionuose įsigyjami nauji egzemplioriai. Atrodo, visi tik ir laukia progų, kai susiformuos poreikis tikslingai ieškoti dar neidentifikuotų, bet Lietuvos knygos istorijai reikšmingų egzempliorių.